Jeigu pačioj pradžioj, labai trumpai, tai vis tiek tokios, kad suvokimas būtų. Kas tai yra iš viso mūsų tas sanatorinis kurortinis gydymas ir kokios tai yra, ką mes darom iš viso. Tai esmė yra tame, kad mes savo darbe naudojame natūralius ir performuotus arba pakeistus gamtinius veiksnius. Natūralūs jūs suprantat, bet sakykime, mes sutinkam šviesą, ne, kiekvieną dieną. Bet jeigu mes to šviesos kai kurios parametrus pakeisim, mes gausim, sakykime, bioptrono šviesą arba gausim lazerio šviesą. Lygiai taip pat kaip gamtoje sutinkam yra elektriniai unguriai, ne? Ir naudojama elektra yra jau pati gamtoje. Bet jeigu mes tuos elektros parametrus pakeisim, mes ką padarysim? Mes galėsim panaudoti juos gydyme. Ir vėlgi varijuodami ir keisdami tuos parametrus, mes stengiamės pagrindėti trijų dalykų. Vienas iš jų pirmiausia tai nuskausminti, tai bus vienokio tipo srovės. Jeigu mes naudosim kitokio tipo srovės, tai mes kraujotaką gerinsim, arba kada norėsim sustiprinti raumenį arba jį atstatyti, tada stimuliuosim. Tai supratom, mes savo darbe, kaip ir bebūtų, naudojam natūralius ir performuotus gamtinius veiksnius, kad tą suprastume. Jeigu labai trumpai dabar pereit, tai kur mūsų yra pagrindas visas? Tai į tai, kad mes žmogų atvažiavusi žiūrim kaip į visumą. Kaip pavyzdys, jeigu kažką tai jums skauda, pas jūs tas skausmas keliauja per nervus į centrinę nervų sistemą, į jo žievę ir suformuoja tenai židinį. Kuo ilgiau skauda, tuo labiau tas židinys stiprėja, tuo jisai užima vis daugiau vietos smegenų žievėje ir kas pasekoje darosi. Jūs tampate irzlūs, pikti, nedarbingi, jums kažkas tai negerai. Ir netgi kada skausmas yra, netgi moksliniais tyrimais yra nustatyta ir įrodyta, kad net pasikeičia pačių neuronų morfologijas. Taip kaip jie atrodo, jų struktūra keičiasi. Bet kada mes tą skausmą suvaldom, tada vėlgi neuronai gali grįžti į savo normalią pradinę būseną. Jeigu mes jas darom sveikiem žmonėm, mes tų žmonės grūdinam. Jeigu mes jom darom sergantiem žmonėm, mes tų žmonės gydom. Dėl ko ir vadinama mūsų tas visas gydymas, tai visų pirma, kad ir kaip ten skambėtų, tai yra dirginantis gydymas. Mūsų tikslas, kaip voniom, kaip purvais, pasiekti dirginantį efektą ir su dirginančiu tuo efektu pasiekti tai, kad organizme įsijungtų visi mechanizmai, kurie įjungtų sveikimo procesus. Ir labai svarbu sudozuoti ir visą tą padaryti. Nes, sakykime, jeigu mes paimsim, kad ir pieštuką, ne, lenksi, jisai links, bet ateis laikas, kada jisai luš. Tai mūsų tikslas taip sužaisti, kad įjungti visas kompensacinės organizmo savybės ir kad visa tai atsistatytų ir grįžtų į sveikimą ir organizmas pasveiktų. Procedūrų ilgis 20 minučių yra nustatytas kodėl? Todėl, kad yra nustatyta moksliniais tyrimais. Kraujotaka gerėja iki 20 minutės. Jeigu mes esam šiluminiai procedūroje vonioje arba purve ir jau virš 20 minučių, tada jau kraujotaka negerėja, o blogėja. Kodėl sanatorinis gydymas yra iš 5 procedūrų? Tokis tas ir suvokimas yra kaip iš knaipo filosofijos. Vat vienuolis buvo vokiečių knaipas ir jo kaip ir gavosi, kad judesys arba pasivaikščiojimas, vanduo arba hidroterapija, peloidoterapija, masažas, vaistinės žolelės, visas tas ir darbas su tavo siela, su tavo mąstymu, vat, psichoterapija, vat taip ir susideda. Todėl ir pirma procedūra dažniausiai yra skiriama tai mankšta, nes, kaip ir minėjau, dar pakol kas kūnas didesnis už galvą, todėl kūnui turim skirti dėmesio, ne? Tai mankšta privaloma. Antra procedūra, tai arba purvas, arba vonia. Tai, sakykime, čia galima apjungti iš tos filosofijos, kad tai yra vanduo, nes vis tiek savotiškai vanduo. Trečia procedūra, masažas. Tai vėlgi lytėjimai, jutimai, irgi informacijos gavimas. Nes jeigu taip būtų, tai kam tada reikia tų
lietimo, taktilinių, temperatūrinių, šalčio. Juk jeigu odoje visi tie receptoriai yra, jie visi turi dirbti. Juk jeigu kažkas tai vienas nedirba, jis paprasčiausiai pradeda nunykti. Tada įjungta jau daugiau tokia kaip šiuolaikiška, tai fizioterapinė, aparatinė fizioterapija, bet vėlgi ta aparatinė fizioterapija, kaip ir sakau, jinai visa sutinkama gamtoje, ne iš kažkur tai. Ir ta 5. procedūra, tai tie patys žolelės, deguonies kokteiliai, arba dar ir kaip ir prasiplečia ta filosofija, atsiranda naujos technologijos, audiovizualinės relaksacijos, aromaterapijos, arba binauralinė relaksacija. Kas yra klimatoterapija, balneoterapija ir peloidoterapija. Ir taip po biškį pereisim per visas tas procedūras, ką mes pardavinėjam ir ką mes manom, kad tai tikrai žmonėm padeda. Tai dabar, kad jūs įsivaizduotume, tai Birštonas, ane? Tai Birštono kurorto klimatui būdingos miškingos lygumos ir kalvos ir turi kontinentinių miškų klimato ypatybės. Didelė jo oro jonizacija, truputį paaiškinsiu toliau, ką reiškia oro jonizacija, švelnus ir šiltas mikroklimatas, vidutinė oro temperatūra metinė 7,5 maždaug laipsnio ir vasarą nebūna didelių sekinančių karščių, neviršė 30 laipsnių Celsijaus, santykinė oro drėgmė apie 60 laipsnių ir vyrauja pietvakarių vakarų vėjai, kurių greitis irgi vidutiniškai nėra labai didelis. Juo labiau, kada Birštonas yra apsuptas didelės kalvos ir savotiškai jisai kaip yra iš vienos pusės užuovėjoje, iš kitos pusės Nemunas su labai dideliu mišku ir su didelėmis pušimis, bet ir pats kurortas ir pati sanatorija yra pušynė. Dabar, kad suprastumėt, kokia jos esmė yra. Klimatoterapijos esmė tai yra atkurti organizmo biologinius ryšius su išorė. Ką tai reiškia? Kada mes pastoviai būnam patalpose, kada mes pastoviai būnam apsirengę, mūsų kūnas nekontaktuoja su natūraliu oru. Ir nekontaktuoja, nei mes įkvepiam natūralų orą, kuris yra lauke, ir lygiai taip pat mūsų kūnas negauna dirgiklių, drėgmės, šilumos, vėjo. Ir kada mes prarandam tuos pojūčius, temperatūros, oro drėgmės, vėjo greičio, saulės, ir mes taip vadiname gyvenamą patalpų klimate, arba porūbinio klimato. Tokis, suvokėt šitą, ką noriu pasakyti. Mes tokis, esam porūbais ir mūsų visa ta informacija, kurią mes anksčiau gaudavom iš aplinkos, ta informacija kaip yra sustabdyta mūsų rūbų. Kodėl mums patinka važiuoti vasarą prie jūros, ne? Todėl, kad mes galim maudytis, degintis, mes galime pajausti vėją, saulę, vandenį, temperatūrų skirtumus, oro drėgmę. Dabar, kad suprastumėte apie teigiamus ir neigiamus aerojonus. Tai kaip matote, vienam kvadratiniam, čia klaidą padariau, vienam kubiniam centimetre yra 2,7 1019 teigiamų molekulių. Teigiamų ir neigiamų aerojonų yra nuo 1000 iki 3000. Ir patalpose pas mus trūksta neigiamų aerojonų. Ir kada trūksta neigiamų aerojonų, blogėja mūsų savijauta, tą galit patvirtinti pačios nuo ryto iki vakaro, kaip jau į vakarą dirbant, atsiranda galvosunkumas, sprando įtampa ir atsiranda nuovargis. Ir anglai tai vadina sick building syndrome. Tai tos patalpos, kuriuose mes dabar gyvenam, nors yra jos ir ventiliuojamos, nors yra aeruojamos ir kondicionieriai veikia, bet vis dėlto mes nesam pripratę prie šitų sąlygų, nes kiek žmonija metų vystosi, tai kondicionierius turbūt, kad labai plačiai pradėtumėm naudoti, tikrai keli dešimtmečiai, o gal dar ir mažiau. Todėl mūsų organizmas nėra prie to prisitaikęs ir pripratęs. Neigiami aerojonai, kad jūs įsivaizduotumėt, kaip jie veikia, kada jūs atsidurėte, sakykime, prie kažkokio tai krioklio, arba sakytum, kada išeinat vėjuotą dieną į mišką ir kada pušų spygliai daužo orą per stiprų vėją, jie kaip tik ir išmuša tą neigiamą aerojoną. Ir todėl savotiškai atsiranda tokis lengvas kaip ir kvėpavimas, arba, sakykime, prie
kada krioklys krenta ir tada jisai tranko vanduo orą ir oro skaido molekulės ir atsiranda tie neigiami rajonai. Atsisėdat, iš karto jeigu buvo įtampa, kažkoks sunkumas, jūs pradedat, jums atsiranda palengvėja kvėpavimas, jūs pradedat rečiau kvėpuoti, kvėpavimas gilėja ir jūsų nuotaika vėl atsistato ir darbingumas. Taip pat nepamiršti, kad kurorto ore visada yra daugiau deguonies, lengvų aerojonų, ozono, mažiau anglies dioksido. Ir lygiai taip pat nepamiršti, kad ir, sakykime, ir pušų kvapas, ir daugybės augalų kvapas pasižymi ir raminančių, ir bakterijas užmušančių, ir grybelius užmušančių poveikių. Tai taip, apie klimato terapiją maždaug taip trumpai. Aišku, nepamiršti, kad klimato terapija, kad begalinis pliusas mūsų yra ir Birštone, ir Druskininkuose aplinka, kada žmonės turi kur išeiti, turi kur pasivaikščioti ir yra parkai. Be šito, be vaizdo, be parko, be natūralių gamtos spalvų, tiesiog mūsų smegenys negali atsipalaiduoti ir negali vykti normalizacijos procesai. Tai dabar balnio terapija, kad žinotumėt, balnio terapija tai yra gydymas mineraliniu vandeniu. Mineralinį vandenį, kur mes panaudojam gydymui. Tai gerti mineralinį vandenį, toliau yra gydomosios vonios su mineraliniu vandeniu, inhaliacijos, dantenų masažas, žarnyno dušas. Tai dabar dozavimas labai paprastas mineralinio vandens, matot. 1 kilogramui svorio 3,2 ml kilogramą. Tai jeigu, sakykime, sveria žmogus 100 kg, kaip pavyzdys, tai jam reikia 1 kartu išgerti 1,5 stiklinės. Vėlgi, kada pradedat jau mineralinį vandenį žmogus pradeda vartoti, visada yra tokios pagrindinės mineralinio vandens taisyklės vartojimo, kada geriame. Tai žiūrint, ko mes siekiame. Jeigu mūsų žarnynas veikia greitai, spazmuoja, vyksta tokie procesai, kurie dirgina, kažkoks yra dirglumas. Tada mineralinį vandenį mes vartojam maždaug 40-30 minučių prieš valgį, šiltą ir mažais gurkšniais. Ir iš lėto. Suprantat, jeigu viskas čia juda, krutas, spazmuoja, dėliojasi, mes ką darom? Mes raminam. O raminam kaip? Kaip visada. Šiltai, iš lėto, ramiai ir prieš valgį 30-40 minučių. Jeigu žarnyne, virškiname trakte yra problemų ir tos problemos susiję su tuo, kad, sakykime, lėtai virškina, nevirškina, lėta žarnyno lėti judesiai arba, sakykime, užkietėję viduriai, mums ką reikia daryti? Stimuliuoti. Kaip mes stimuliuosim? Sukeldami savotišką žarnyno šoką. Šaltas, dideliais gurkšniais, 10-15 minučių prieš valgį. Aišku. Labai didelio skirtumo, ar jis ten yra šarminis, ar jisai ten yra rūgštinis, ar jisai didelio skirtumo nėra. Visuose mineraliniuose vandenyse yra jie labai daugmaž panašios. Lietuvoje sudėties galima kitą kartą gauto šarminio, tai sakykim, kaip tokį ryškiausią atstovą tai šarminį, tai aišku baržomį, bet jisai ne Lietuvoje, jisai atvežamas iš Gruzijos. Bet irgi taisyklės vis tiek, jeigu yra padidėjęs rūgštingumas, mes viską darysim iš lėto, mažais gurkšniais ir šilta, tam, kad nuraminti, kad mažiau gamintųsi druskos rūgšties. O jeigu norim, kad jisai suaktyvint mūsų skrandį, su amžium, kada mažėja druskos rūgšties gamyba, sulėtėja procesai, kaip ir su amžium lėtėja procesai pas visus mus, tada mes ką darom, mes viską aktyvinam. Šaltas, 10-15 minučių prieš valgį, dideliais gurkšniais. Iš pradžių visada rekomenduojam pamėginti nuo 1/4 stiklinės. Jeigu žmogus gerai toleruoja, prašau didinam iki to vadinamo tos dozavimo, kuris yra čia parašytas. Aišku, nesunku atsiminti, 3 ml kilogramui kūno masės, ne? Taip. Kaip kas veikia? Tai va, ir toliau ir kaip ir pavardinau, kad mineralinio vandens cheminė sudėtis veikia, mechaninė ir terminė.
Pats ir vanduo, jeigu mes, sakykime, cheminė, tai pagal cheminius elementus, mechaninė, tai kokio dydžio gurkšniais mes geriam, ne? Jeigu staigiai iš karto visą stiklinę įsivaizduoja, kaip įsiplečia skrandis. Arba, sakykime, mažais gurkšniais. Ir terminis faktorius, tai va, šiltas arba šaltas. Vat, o geležies jonai sudaro feritiną. Feritinas yra baltymas, kuris reikalingas irgi, kad mes neturėtume mažakraujystės. Tai va. Dabar gydomosios vonios su mineraliniu vandeniu. Kuo skiriasi nuo paprastų vonių, nuo hidroterapijos? Tai kaip matote, iš karto šilumos srautas į organizmą yra 1,5 karto didesnis. Į organizmą 1,5 karto vonios procedūros atlikimo metu patenka šilumos. Odos kraujotaka. Jeigu dabar matom pa žmogų, oda yra pats didžiausias organas ir didžiausia užima plotą, tai jeigu atliekam 40 laipsnių temperatūros vonę, tai sakykime, jeigu per minutę oda prateka 0,2-0,5 ml, 0,2-0,5 ml kraujo, tai yra litro kraujo, tai vonios metu pradeda pratekėti iki 4,8 litro. Vadinasi, procedūros metu visas kraujas, kuris paprastai būna susicentralizavęs vidaus organuose, pagrindiniuose mūsų gyvybiniuose, tai galvos smegenyse, plaučiuose, širdyje, tai ką jisai daro? Esant tokiai temperatūrai, organizmas patiria stresą. Jisai ką daro? Jis nori išeiti iš tos streso būsenos. Čia kaip ir marketingą mokaisi. Ne? Komforto zona, ne komforto. Tada organizmas visas savo pajėgas tam, kad atvėsinti kūną, meta į odą, nes tik per odą gali labiausiai kūną atvėsinti ir vėl grįžti į pradinę 36,6 laipsnių Celsijaus temperatūrą. Aišku? Tai va. Ir kaip ir dar kartą minėjau, kad 1,2 karto palyginant su gėlu vandeniu. Dabar kasgi darosi, kada atliekama vonia su mineraliniu vandeniu? Mineralinis vanduo, jūs kaip patys puikiausiai įsivaizduot, kaip druska ištraukia vandenį. Ne? Jeigu kaimiškai tai paaiškint, tai kada mes sūdom mėsą ir užpilam druskos, tai su laiku druska ištraukia skystį. Tai čia taip nesigauna, bet gaunas labai panašiai. Vanduo po truputį išeina iš odos ir savotiškai oda susitraukia. Ir kaip oda truputį susitraukia, odoje daugybė yra receptorių. Ir šilumos, ir šalčio, ir jutimų, ir skausmo. Ir kada oda traukiasi, savotiškai veikia tuos receptorius. Juos tai patemdamas, tai patraukdamas. Ir vėlgi tie visi receptoriai vėlgi siunčia visą informaciją į smegenų žievę ir nori sugrįžti į pradinę būseną. Apie jodo bromo vonę, kada jeigu paklaustų pasakyti. Tai atsiminkite, kada jūs gulit jodo bromo vonioje, jodas ir bromas garuoja. Ir kada jūs gulit vonioje, iki tiek, ir paviršiuje susidaro jodo bromo padidinta koncentracija. Jisai po biškį garuoja. Ir jeigu dar yra jungti, sakykim, perlinės vonios burbuliukai arba sūkurinės vonios, tada per nosį patenka jodas ir bromas į organizmą. Jodas keliauja į skydliaukę ir normalizuoja medžiagų apykaitą. Turbūt, kas yra skydliaukė ir jodo apykaita, irgi puikiausiai žinot. Bromas patenka į mūsų smegenis, į mūsų hipofizę ir hipotalamusą. Ir bromas, kaip raminantis metalas, jisai visada buvo ir seniau labai plačiai naudojamas kaip raminantis ir jisai veikia raminančiai. Tai vat mūsų tie tikslai tokius, vat, ir kad paslopinti centrinę nervų sistemą. Ir kai mes paslopinam centrinę nervų sistemą, tada pradeda didėti skausmo slenkstis. Tada, sakykime, jeigu skausmo slenkstis buvo, sakykime, kokį 10 punktų, ir tik kada jisai peržengia 10 punktų, tik tada mes pajaučiam skausmą, ne? Tai tą slenkstį padidina, sakykime, iki 15 punktų. Tai kad pajausti skausmą, turi persikopti per tuos 15 punktų. Čia kaip pavyzdys, suprantate šitą? Tai va tą slenkstį. Angliarūgštės vonios. Kas gaunasi? Tai labai malonus pojūtis, kada angliarūgštės burbuliukai nusėda ant odos. Ir vėlgi, ir atsiminkit, kada angliarūgštės burbuliukai nusėda ant odos, susidaro kas? Susidaro oda, tada angliarūgštė dujos ir tada susidaro vanduo.
Kada ramiai guli vonioje, aišku, kol atsiguli, tu sušlampi, bet kada toj vonioje ramiai guli, tie burbuliukai padengia visą tavo kūną. Burbuliuko temperatūra 12-13 laipsnių, ne? O jūs gulit vonioje, sakykime, 38-39 laipsnių. Ir kas tada darosi su organizmu? Jis pradeda nesuvokti, kas su juo darosi. Jam reikia kažkaip tai atkurti suvokimą, kas čia jį apgaudinėja. Nes jūs puikiausiai žinot, oras, sakykime, mes, pavyzdžiui, oro šilumos kažkaip ir nejaučiam, bet jeigu mes uždėsim ranką ant geležies, mes iš karto jaučiam, kad jisai šilumą traukia iš mūsų rankos. Jeigu uždėsim ant medžio, vėl visai kitoks pojūtis. Juk esate taip darę, sakykime, ant medžio ranka uždėta ir ant geležies. Ir matysit, kad geleži šalta, nors geležis tokios pačios temperatūros, kaip ir šitas medžio stalas. Tokios pačios temperatūros. Bet čia pasireiškia efektas, kurį mes irgi naudojam gydyme. Esmė tame, kad medis, kaip pavyzdys, arba purvas, arba lygiai taip pat tas burbuliukas, oras, jie labai iš lėto kaupia šilumą ir ilgai ją laiko. Geležis vėlgi, jūs tik pridėjot ranką ir jaučiat, geležį įšildyti žymiai yra lengviau, bet jinai labai greitai šilumą atiduoda. O todėl mes galim daryti procedūras 40-42 laipsnių temperatūros ir nebijoti nudeginti žmogaus, vien todėl, kad tų procedūrų metu šiluma yra atiduodama lėtai. Nepamiršti, kad vonios metu retėja širdies susitraukimų dažnis ir didėja širdies atsipalaidavimo laikas ilgėja. Todėl širdis ilsisi. Vokiečiai šitas vonės kaip ir vadina Herzbaden. Tai paprastai aukštą kraujospūdį mažina, žemą kraujospūdį normalizuoja arba didina. Vonė yra tikrai, kas nemėgino, tikrai yra labai maloni ir dabar, kaip eisit į procedūras, atkreipkite dėmesį į tą, ką šneku ir ar meluoju ar nemeluoju. Po vonios labai gražiai matosi. Jeigu ranka, sakykime, nebuvo panardinta vonioje, ranka išliks tokios pačios spalvos, o jei visas kūnas buvo vonioje panardintas, jūs išlipsite labai gražaus, švelnaus rusvo įdegio. Tokius kaip su švelniu rusvų įdegiu jūs išlipsite. Ir tokius malonus šilumos jausmas, aišku, tas tęsiasi kažkiek tai laiko, bet po to praeina. Tai vat atkreipkite dėmesį į tą dalyką ir šiaip angliarūgštės vonios yra irgi rekomenduojamos yra vyresniem vyram, nes tai padeda kaip ir savotiškai veikia kaip Viagra. Taip. Terpentino vonios. Terpentino vonios tai turbūt labiausiai ir pasireiškia jų dirginantis poveikis. Tai procedūra, kurios metu tikrai yra labai aktyviai dirginama visi odos receptoriai ir visa nervų sistema. Jeigu, sakykime, mes pradedam terpentino vonės nuo 5 ml, 10 ml, tai su laiku vis didinam ir pasiekiam 50-70 ml terpentino voniai. Patikėkit, jau prie 55 kažkur pasiekė 8 vonios momentą, jau nervų sistema eini į vonį ir galvoja. Daugiau neisiu. Bet suprantat, vėlgi, kaip minėjau, esmė yra sukūrimas tų kitų židinių. Ir jeigu mūsų skausmo židinys smegenų žievėje užima didelį plotą, o mes tada su terpentino vonia dirginam ir sukuriam kitą židinį. Tada tas židinys didėdamas mažina skausmo židinį smegenų žievėje ir iš pradžių prasidėjo dirginimo procesai smegenų žievėje, pereina į slopinimą. Ir mes pradedam sveikti ir pradeda tas židinys galvos smegenų žievėje mažėti. Tai va, terpentino vonios, nepamiršti, kad labai gerai jos ir yra irgi taip pat gulint vonioje. Terpentinas yra gana lakus, jisai greitai garuoja, todėl mes jį įkvepiam ir pats terpentinas skatina skreplių skystėjimą, jų pašalinimą iš organizmo
ir kvėpavimo organų sveikimą. Taip tokis labai visapusiškas poveikis. Dabar nepamirškite, kad yra dujinės vonios, o paprasčiau tai yra perlinės ir ozono. Tai gali būti tik perlinės arba tik ozono. Tai perlinės vonios irgi panašiai, pastoviai eina burbuliukai ir tie burbuliukai eina oro temperatūros. Tai jeigu vonė atliekam patalpoj, kur yra 26-27 laipsniai šilumos, tai tas oras ir yra 27-28, sakykim, ar 6 laipsnių šilumos, o pats vanduo yra apie 38-40 laipsnių. Ir vėlgi burbuliukas atėjo viena šiluma paveikė, nukeliavo, atėjo vanduo kita. Ir irgi pastoviai vyksta tokis procesas ir darosi, ir pradeda tada mūsų įjungimas smegenų prasideda ir įjungiam smegenis ir pradeda galvoti, kas čia vyksta. O labiausiai tai šiuo atveju, jeigu pašnekėti, tai vyksta, kaip galėdamas paprasčiau paaiškinti. Tai yra mūsų vegetacinės nervų sistemos treniravimo ir reguliavimo mechanizmai. Jeigu mes su savo centrinė nervų sistema labai dėliojam mintis, rašom, kuriam, tai vegetacinė nervų sistema, kuri yra mums nepavaldi, ją gali kažkiek tai paveikti ir veikti, tai tik tai gerai ir ilgai praktikuojantis jogai, meditacijų metu ir tik tokiais atvejais. Tai vegetacinės nervų sistemos yra pagrindinė funkcija pritaikyti mūsų organizmą mūsų veiklai. Ir jeigu vegetacinė nervų sistema nesugeba mūsų pritaikyti virškinimo, mitybos procesų, šalinimo, prakaitavimo arba aplinkos negali pritaikyti, tada prasideda problema. Tada pradeda savotiškai pyktis centrinė nervų sistema su vegetacinė. Todėl savo procedūrom, dar nepamirškit, mes visada treniruojam savo vegetacinę nervų sistemą, kad jinai mums padėtų vykdyti mūsų funkcijas, kurias mes patys sumąstome. Tai va. Ozonas. Ozoną puikiausiai žinot, kada po stiprios audros, žaibo išeinat į lauką ir pajuntat ką? Labai šviežiam, labai malonų ir labai gerą orą. Ir iš karto to ozono patenka per nosį į mūsų kraują, iš kraujo į smegenis ir atrodo, jeigu tai buvo jau į vakarą, visa dienos įtampa, visas sunkumas, pakvėpavai, išėjai ir atrodo prašvito akyse. Mūsų smegenys gavo pakankamai deguonies ir pakankamai galimybių atsistatyti tas, kas įvyko per visą dieną. Dar kas liko iš bazinio terapijos, tai inhaliacijos, tai inhaliacijoms naudoja mineralinį vandenį. Irgi principas tas, kad inhaliacijų metu patenka druskos į plaučius ir tas skatina skreplių suskystėjimą ir skatina, kaip yra plaučių tos epitelio ląstelės su tokiom blakstienėlėm, tai skatina tų blakstienėlių judėjimą ir judėjimą link išorės. Kad viskas, kas yra plaučiuose, kad gražiai ritmingai judant, išvalytų tuos skreplius ir mes galėtumėm išsikosėti ir išsivalyti mūsų organizmas. Dantenų masažas, nepamiršti paradontozės. Tikrai žmonės šiais laikais kenčia ir daug kas, tai dėl paradontozės ir tai padeda ir žarnyno dušas. Žarnyno dušas galbūt nelabai aktualu, bet šiaip tai, kad žinotume, tai yra procedūra, kuo skiriasi nuo hidrokolonoterapijos. Tai hidrokolonoterapija yra atliekama gėlų vandeniu, žarnyno ir kitokia aparatūra. Žarnyno dušas yra atliekamas labai paprastai, nesudėtingai, kada į tiesią žarną įvedamas yra mineralinis vanduo ir žmogus pats reguliuoja, kiek to vandens turi patekti ir savotiškai, kada įvedimą nutraukia rankenėlę pasukdamas, tada valosi žarnynas, ištekėdamas su jame esančiu turiniu. Šiaip tai žarnyno dušas yra procedūra, yra visa eilė žmonių, kurie labai kenčia nuo, kada yra pailgėjusi riestinė žarna. Kiti žmonės būna taip, kad paprasčiausiai trūksta nervinių galūnėlių.
Ir tada, kada žarna tempiasi, tų nervinių galūnėlių trūksta ir jinai negali ritmingai susitraukinėti. Todėl dažniausiai tai būna, arba sakykime, tam tikrų pas pietiečius tas būna pas lietuvius daugiau pas moteris, bet tokios problemos būna ir tada, sakykime, pusei metų, kaip ir su žarnynu, kas, sakykime, būna vidurių užkietėjimai, apie pusę metų būna ramu. Paprastai atliekama 2 procedūros per savaitę ir nedaugiau 3 procedūrų. Povandeninis masažas, tai irgi turbūt daug nesikartojant, bet viskas aišku, paaiškinti galima, povandeninį masažą atlieka žmogus, naudodamas padidintą slėgio vandens srovę. Ir visi atliekami klasikinio masažo, stengiamas atlikti maksimaliai daug klasikinio masažo judesių, bet ta procedūra maloni, vertikali vonia. Atsiminkit, ką reiškia vertikali vonia? 9/10 tai reiškia, jūs tiek sveriat. Jeigu jūs sveriat 100 kg, vadinasi, jūs vandenį sveria 10 kg. Ką tai reiškia? Kada jūs antiek esat lengvesni. Jeigu jums skauda sąnarius, jūs nespaudžiat sąnarių. Jums neskauda sąnarių, ne? Ir jūs galite atlikti, sakykime, kelio, klubo, pečių ir jūs esat vandenyje. Ir jūs esat lengvesni. Jūs galite atlikti žymiai didesnį ir beveik neskausmingą judesį. Plus įvertinam vandenį, kad vanduo turi pasipriešinimą. Jis tuo pačiu ir stiprina raumenis, kada jūs atliekat judesį. Pačią vertikalę vonią reikia suvokti, kaip aš ir sakiau, visą laiką sakau, vertikalę vonią tai reikia suvokti tą, ką tu darai ir suderinti su savo smegenų žieve. Kiekvienas judesys atliekamas vertikalioj vonioj turi būti išmąstytas ir apmąstytas. Ir jeigu yra pasakyta, kad iš lėto, ramiai, plastiškai, tai viską tą reikia ir daryti. Ir jeigu pasako pakelkite ranką, tai jūs ranką pakeliat ne tik fiziškai, bet ir suvokėt savo smegenų žievę. Ir viską atliekant kartu pagauti ritmą. Sakykime, įkvepiam, 1, 2, 3, 4. Pasiekia maksimalų judesį, fiksuojam. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Peloidoterapija gydomojo purvo panaudojamas gydymui. Purvų yra visokiausių. Sapropelinių, durpinių, sulfidinių, toliau kraterių, įvairiausių. Lietuvoje naudojame mes durpinį purvą. Dabar durpinis purvas Birštone iš Likėnų, Druskininkuose iš Jovaišių, plus apropelinį purvą naudoja ir Birštonas ir Druskininkai iš Jovaišių. Tai dabar, kad suprastumėt, kaip visas procesas vyksta. Tai įsivaizduokime, kad kažkada tai buvo jūra, visur, kur mes dabar gyvenam, savo laiku, kada buvo didysis potvynis, buvo visur jūra ir ant jūros dugno kaupėsi nuosėdos. Tai dažniausiai tos besikaupiančios nuosėdos ir yra sapropelis. Tada po biškį vandeniui senkant formavosi ežeras, o su laiku dar labiau senkant formavosi pelkės ir augmenija. Ir galutinai nesuirusi augmenija ir sudaro durpinį purvą. Taip. Ar aišku? Dabar kur galim naudoti? Tai galim naudoti aplikacijas, vonės, galvano purvo maišelius, dantenų tamponus, vaginalinius ir rektalinius tamponus. Tai esminiai jų dalykai, tai yra mechaninis faktorius, nes kada mes purvą uždedam ant kūno, tai jisai veikia savotiškai kaip ir masažuojančiai, kaip ir atliekančiai, kaip čia lietuviškai pasakyti, kaip ir pylingą atlieka, sakykime, su purvu galima. Ir kartu su tais, su terminiu faktorium, kada odos temperatūra pakyla iki 2 laipsnių ir paodės, jie kartu susijungdami tie faktoriai vėlgi siunčia signalus į mūsų nervų sistemą ir iš pradžių ją dirgina, o po to įjungia jau slopinimo procesus. Tai va, to, ko mes ir kaip ir siekiam. Tai vėlgi, gąsdintis procedūrų, sakykime, kaip ir purvo, tai nereikėtų. Vėlgi, pačios purvo procedūros metu atrodo širdis stipriai plaka, bet nereikia gąsdintis, paprasčiausiai.
į širdį priteka daugiau kraujo ir daugiau išteka. Bet širdis pradeda dirbti rečiau, todėl jinai turi laiko atsigauti. Kada širdis plaka ir nėra tarpų tarp tų plakimų, tada širdis neatsigauna. O čia veikia treniruojančiai. Tai jūs galite nueiti į pirmą purvo procedūrą ir jūs tiesiog paimkite su savo dilbiu, pažiūrėkit, ar jis jums ne per karštas. Jeigu jis jums ne per karštas, jūs drąsiai gulkitės ar į aplikaciją, ar į purvo vonę. Ir jeigu jūs jaučiatės maloniai, mums to ir užtenka. Nebūtinai purvas turi būti karštas ir sukelti kančią. Procedūra turi būti dirginanti, treniruojanti, bet nevarginanti. Ir todėl pirmą kartą atėjus į procedūras atrodo 36-7 laipsnių purvas labai karštas ir kas čia su manim bus. O svarbiausia, kai būna išvis žmonės, kurie pirmą kartą ateina ir atsigula į procedūras, kas čia su manim bus. Jie tas 10-15 minučių guli ir galvoja greičiau baigtųsi. Po to jau viskas praeina gerai, nusiramina, tada 2, 3, 4 drąsinasi, 5 jau gerai, 6 gerai, 7 procedūrą sesutė ateina, viskas sako, 20 minučių baigėsi, prašom išlipti iš vonios. Tada sako, ne, aš dar tik atsiguliu. Kodėl jūs mane vejate? Suprantat, tai kai pirmą procedūrą, ypač kas nežino, arba pirmą kartą, visą laiką galvoja, kas čia su manim bus. Tai dabar įsivaizduokit, pamėginkit atsisėsti ir minutę pagalvoti, kas čia su manim bus, tai tos minutės gale nežinia, kas bus. Ne? Bet kada jau tu žinai, kas bus ir kai vyks, tada jau ta procedūra atrodo ir 20 minučių per mažai. Baltas purvas turi mažiau organinių medžiagų ir truputį daugiau tų mikrokristalinių medžiagų. Vėl vieniem yra priimtiniau baltas purvas, kitiem yra priimtiniau juodas purvas. Kitos šalys neturi durpinio purvo. Vėlgi durpinis purvas žymiai labiau, durpinis, jisai žymiai geriau veikia vegetacinę nervų sistemą, labiau ją treniruoja. Baltas galbūt kiek mažiau. Durpėse gyvena daugybė mikroorganizmų, dalis yra augalijos ir jos visos sintezuoja kažkokias tai medžiagas. Ir į hormonus panašias, ir į vitaminus panašias. Tada, kada mes priimam purvą, tai mes gaunam įvairiausią daugybę visokių efektų. Tai kaip ir sakiau, ir visi 3 faktoriai - terminis, mechaninis ir cheminis, visi vieną kitą stiprindami, išgauname mes tą efektą, kada mes su šiluma stengiamės padaryti. Ir čia jau daugiau medikam vystosi neurorefleksinės reakcijos, kada priklauso hormonai yra skiriami, tai prasideda hormonų, mes kaip ir mokykloje paprasčiausiai žinoma antinkščių hormonai, skydliaukės hormonai, bet yra daugybė hormonų, kuriuos išskiria hipotalamusas, tai pagumburis mūsų, hipofizė, ir kada jie užveda tuos visus mechanizmus, kada jie paskatina atskirti. Todėl organizmas įjungia visas savo sistemas ir tai yra treniruojamas. Vat. Kaip ir sakiau, kad veikia centrinė nervų sistema, vegetacinė, ląsteles, reguliuoja medžiagų apykaitą, biologiškai aktyvių medžiagų išsiskyrimą ir sukelia sanogenezę, tai sanogenezė yra sveikimas. Organizmo sveikimas. Esmė, tai mes panaudojam kelis faktorius, o ne kažkokį tai vieną. Ir naudodami kelis faktorius mes pasiekėm savo efektų. Dar jeigu trumpai apie masažą, tai ateitis masažo yra labai didelė. Patys matot, ypač jaunimas, kaip mes dabar labai gražiai svetimėjam, kada mes neprisiglaudžiam, kada mūsų šeimos vis retesnės darosi, kada augam daugiavaikėse šeimose, giminės atvažiuodavo, nebodavo kur miegot, čiužinių priklojo, ar ant šieno, ar dar kur, visi suvirtam, vieni kitus lietėm, viską buvo kontaktas tarp žmonių. Dabar kuo toliau atskiri kambariai, vaikų kambariai atskiri, vyrui nenuotaika, kitam kambarį miega, žmonai nenuotaika, vėl kitam, ir gaunasi kaip. Tai, o vis tiek mes turim odą, didžiausią organą, ir reikia, kad jį kažkas liestų. Ir mes iš jos turim gauti tam tikrą informaciją į mūsų smegenų žievę. Jeigu mes iš odos negaunam tos informacijos į savo smegenų žievę, kuri mūsų smegenų žievė yra pripratus ją gauti, tai mes tiesiog kažką tai prarandam. Vakuuminis labai paprasta.
O esmė yra, tai čia daugiau yra veikiama limfa. Va, ir jeigu įsivaizduot, ant kiek dar mūsų kapiliarai yra gana stiprus ir kad, yra, tai limfa, įsivaizduokit, ta limfos latakėlis, jis neturi raumeninio sluoksnio. Todėl mes, kada darom vakuuminį masažą ir per daug neprisisurdami, mes tiesiog suaktyvinam limfos apytaką. Ir tada limfa geriau yra nusiurbiama, atiduodama, o kada limfa nukeliauja iš tarpląstelinio skysčio, tada į jį priteka naujo skysčio. Ir tie visokie sąstuvio produktai, kurie susidaro tam tarpląsteliniam skystyje, jie greičiau iškeliauja, ateina naujos maistinės medžiagos ir tada prasideda sveikimo procesas. O šiaip, daugiau apie vakuuminį masažą, maloni procedūra, smagi, limfodrenažinės kelnės arba pneumatinis ritminis masažas. Tai esmė tame, kad tose kelnėse yra maždaug apie 12 kamerų ir pradedam pumpuoti nuo pėdos. Pėda, čiurna, kulkšnis, kelias, šlaunis ir taip kyla aukštyn. Ir dabar įsivaizduokit. Susitraukia tiek, kad išstumtų limfą ir veninį kraują. Bet kada atsipalaiduoja, arterijomis kraujas teka. Ir teka net ir suspaudimo metu. Tai kraujas visada priteka. Ir mes ką padarom? Kada mes suspaudžiam tuos paviršinius venas ir suspaudžiam limfas ir tie nuteka, mes duodam, atlaisvinam vietos pritekėti daugiau arterinio kraujo. Deguonies, maisto medžiagų ir taip toliau. O visų, ką mes nedarysim ir besistengsim, tai gerinti kraujotaką, gerinti medžiagų apykaitą, gerinti kraujo pritekėjimą, deguonies maistinių medžiagų atnešimą ir pašalinti iš skaudamos vietos arba organizmo užsistovėjusias arba medžiagų apykaitos produktus iš organizmo. Deguonies kokteiliai. Tai tikrai pasakymas, kad deguonies kokteiliai yra otinė procedūra. Tai ta otinė procedūra, tai dabar galvojam, kasgi ten yra. Realiai deguonies kokteiliai tai yra unikali procedūra, kuri atliekama Lietuvoje, užsienį bent jau tikrai neatliekama, nors kažkada buvo atliekama, o pas mus yra atliekama Druskininkuose, Birštone ir dar kai kur, bet net sunku pasakyti, nes arba labai maži kiekiai atliekami tų procedūrų. Tai esmė, kad yra specialiai išdirbtas toks dalykas, kada naudojame vaistažolės, ir vaistažolės ar nervų sistemai raminti, ar virškinimo sistemai, ar skrandžiui, ar kepenim gerinti, ar dar kaip. Bet esmė tame, kad tos pačios vaistažolės yra rinktos Lietuvoje ir jos mums geriausiai tinka. Ir esmė tame, kad pačiamas atliekant gydomą visada, kad žmonės neskubėtų, kad išlėtų. Tas deguonis, kuris patenka į burną, jis labai sėkmingai per burnos kapiliarus ir per stemplės kapiliarus labai sėkmingai tas deguonis patenka ir į mūsų kraujo sistemą. Ir jisai mūsų kraują prisotina deguonimi. Todėl neskubant, ramiai geriant, yra pernešamos geriau ir vaistinės medžiagos esančios vaistažolėse. Ir plus, savotiškai, kadangi, kad ir ta pati Helicobacter pylori kolopaligė sukelia. Jinai yra iš dalies bakterija, kuri nekenčia oro. Todėl, kada patenka deguonies į skrandį, mes savotiškai ir jai neleidžiam daugintis ir gyventi. Ir kada ta procedūra yra atliekama ramiai, iš lėto ir įsisotinant deguonim, tai nuo to tik tai geriau. Elektros terapija, tai pagrindiniai yra 3 dalykai. Tai yra nuskausminimas, toliau kraujotakos gerinimas ir kitas yra raumenų stimuliacija. Tai va, įvairiai modifikuodami impulsus, jų dažnį, jų intensyvumą, mes siekiam atitinkamų efektų. Sakykime, jeigu mes norim nuskausminti, mes naudojame nuskausminančią elektrostimuliaciją. Tai atitinkamos srovės ir atitinkamų ir jų gali būti, sakykime, apie 12 rūšių tų srovių, bet jos visos tinka nuskausminančiai. Kraujotaka gerinanti, tai tos srovės, kurios sukelia krauje kapiliarų išsiplėtimą ir atnešimą daug maistingų medžiagų ir išnešimą jau medžiagų apykaitos produktų. Tai kraujotako gerinantis.
Ir raumenų stimuliacija, kada, sakykime, sporte mes norim stimuliuoti, ne, ir sustiprinti raumenis. Arba, sakykime, kada mes naudojame raumenų stimuliaciją, kada mes nenorim, kada dėl nervo pažeidimo tas raumuo nunyktų. Mes norim, kad jis išlaikytų esamą funkciją arba dar ją pagerintų. Magnetoterapija, paprastai tai naudojama yra magnetoterapija gana silpno intensyvumo, o esmė yra tame, kad vėlgi pagrindinė jos esmė yra magnetoterapijos, kad pagerinti kraujotaką. Ir yra atlikti tyrimai, kada veikiant magnetiniam laukui plečiasi kraujagyslės, ypač smulkiosios, kapiliarai ir ten gerėja kraujotaka. Smūginė banga tai yra labai sukoncentruotas oro smūgis, atliekamas su specialiu pistoletu. Tam pistolete yra vamsdelis, o vamsdelį yra kulka, kuri laksto. Pirmyn atgal. Fuk, 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 fuk. Tik tiek, kad ta kulka netiesiai pataiko, o per antgalį pataiko. Ir yra esmė tame smūginės bangos yra savotiškai išlaisvinti jungiamą audinį. Yra tokių manymų ir teorijų, kad mūsų jungiamasis audinys, o kas yra jungiamasis audinys? Jungiamasis audinys apima ir apjuosia kiekvieną mūsų organizmo ląstelę. Jeigu taip liaudiškai paaiškinti, jeigu jūs dažniausiai tai kada yra jautienos raumuo, ne, ir yra tokios gyslos, ne, ir jūs matot, kaip ant kiekvienos tos gyslelės yra plėvelė. Tai vat gaunasi šitai. Kur gali problemos darytis? Kada mes, sakykime, labai intensyviai su kažkokiu tai raumeniu dirbam, tas raumuo pradeda plėstis, o jungiamasis audinys neleidžia. Ir jis brinksta, o audinys jį spaudžia, tada atsiranda skausmas. Tada mūsų kaip ir savotiškas tikslas tam, kad tas raumuo galėtų didėti ir plėstis, tai mūsų tikslas tą jungiamą audinį biškį pratampyti. Tai kada tas jungiamasis audinys pasidaro ant tiek neelastingas ir nejudrus, o dažniausiai jisai būna tada, kada mes sportuojam, sakykime, kada mes neteisingai sportuojam. Jeigu mes sportuojam ir neduodam raumeniui atsigauti, labai intensyviai sportuodami, tai mes tą jungiamą audinį uždarom, o raumuo nori augti. Suprantate? Ir tada jisai nori augti ir gaunasi šitaip. Į jį turi atitekėti kraujo, o jungiamasis audinys jį suspaudęs, jisai neleidžia pritekėti kraujo. Suprantate? Ir lygiai taip pat jisai neleidžia ištekėti tam kraujui. Todėl visą laiką, kada sportuoja, reikia žiūrėti, kad raumuo per ritmą, per viską, kad jisai spėtų atsipalaiduoti ir kad atsipalaidavimo metu. Nu, tai va tokie dalykai. Ir vėl visas tas gaunasi, sakykime, dažniausiai, kada naudojam, tai smūginė banga dažniausiai tai būna epikondilitai, pečių sąnarių problemos. Esmė yra tame, kada atsiradus skausmui, mes iš pradžių nekreipiam dėmesio ir mes nieko nedarom. Mes paprasčiausiai tą ranką taupom ir tą petį. Kuo labiau mes ją taupom, tuo labiau trumpėja sausgyslės ir sausgyslinės makštys, arba taip vadinamas jungiamasis audinys. Kuo daugiau jisai trumpėja, tuo labiau jisai spaudžia, tuo labiau trinasi, tuo mums dar labiau skauda. Ir atsiduriam tokiam užburtam rate. Ir tada, vat, įjungdami mes smūginę bangą, mes kaip ir suminkštinam visą tą jungiamą audinį ir turim jau tada galimybę pratempti ir padaryti tą tarpą sąnarinį ir tą sausgyslę ją ilgesnę padaryti, kad jinai mums netrukdytų gyventi. Tai va taip. Dėl psichoterapijos, dėl binauralinės relaksacijos, audiovizualinės ir aromaterapijos. Vienintelis man tik tai, kas binauralinė tikrai gali daug pasiskaityti, medžiagos yra. Esmė yra tame, kad mes, sakykime, jie atrasti yra praeitam šimtmetyje ir kada irgi mes savotiškai veikiam savo smegenų žievę ir leidžiame dažnius, sakykime, 100 Hz per vieną ausį, 107 per kitą ausį, ne? 100 Hz ir 107 Hz mes negirdim. Bet vis tiek, kada mes leidžiam per ausines, įvyksta savotiškas suvokimas. Ir gaunasi sumavimasis ir lieka 7 Hz. Tai va, priverčia mūsų smegenis mąstyti kitaip. O esmė tame, jos tada pradeda
ramintis, pradeda geriau medžiagų apykaita smegenyse vykti ir vyksta tie visi sveikimo procesai. Žmogus atvažiuoja į sanatoriją, koks jis atvažiuoja? Metus laiko, nieko su savim nedaręs, ne? Jeigu jo paprašai pakelti dešinę ar kairę ranką, tai čia dar nieko, kad sumaišo. Bet kai liepi pakelti koją, o kelia ranką, tai ką toliau šnekėt? Nu. Tai vat ir yra mūsų su visom procedūrom tikslas, kad žmogus pats sugrįžtų į save. Kad nebūtų kaip kažkoks tai šalia savęs zombis, kad vėl įvyktų kūno, dvasios, sielos, harmonija ir vienybė atsistatytų. Vat mes tais visais naudodami gamtinius ir performuotus gamtinius veiksmus, mes viso to ir siekiam. Ar aišku?